Labas, Audriu. Kiek netradiciškai mes darom šitą apžvalgą jau ralio savaitę. Pirmadienį lieka 3 ar 4 dienas iki pagrindinio veiksmo Rokiškyje, Sibet Rally Rokiškis. Tai pirmiausia, kaip pačio nuotaika? Ar ima jauduliukas? Sakei, kad su tokia užgrūdinta oda nebe, bet vis tiek kažkas turi kirbėti. Aišku, kaip ir kiekvienas tokio masto renginys, kuris sutraukia tiek ir žiūrovų, tiek sportininkų ir tu organizuodamas esi už juos kaip ir atsakingas tam tikrais dalykais, prisiemi atsakomybės ir kažkokia tai kokybė, tai tas jauduliukas toks ir yra. Kad mes kažko nepadarysim, tai tikrai netikiu, mes jau tiek metų. Dabar bendrai organizuojam 15 metai, Rokiškio ralis 8 metai, tai principė baimių jokių nėra. Bet svarbiausia turbūt laukti gero oro, gerų žiūrovų, tvarkingų, drausmingų ir viskas manau, kad bus gerai. Mes praeitą savaitę važiuodami greičio ruožais galvojom, iš kur pas tave dar po tiek metų atsiranda tos fantazijos, kaip kiekvienais metais tą Rokiškio ralį padaryti kažko išskirtinį, kažką naujo sugalvot ir išsiskirti iš visų kitų etapų. Tai šiemet neišimtis turi nemažai naujovių, tai papasakok apie jas. Na taip, mes tokie gal turim savo kažkokią varančią jėgą, kad mes taip ramiai visiškai nieko naujo negalvoti, nieko nesugalvoti ir būti visiškai tokie, kokie buvome prieš tai. Ne, mes turime būtinai sugalvoti. Išskirtinumas tai faktas, kad turbūt vienas dalykas, kad mes turime kilometražą didžiausią lietuvišką. Greičių ruožų unikalių, man atrodo, irgi mes laimime šitoje vietoje, nebent dar atsiras kažkas, kas po mūsų. Bet iš principo mes, atsiranda kažkodėl tai generuojasi tos idėjos, o generuojasi turbūt todėl, kad daug apie tai galvoji. Tai yra tavo, tokia varančioji jėga, nes tas yra renginys, tikrai išskirtinis ir į tai žiūrim atsakingai paprasčiausiai. Apie kurį galvoji visus metus vos vienam pasibaigus. Taip. Tai trumpai apie naujoves pakalbam. Tokia unikali sportininkam patirtis galės būti greičio ruožas su sankryža, kurią sportininkai veiks 2 kartus tame pačiame greičio ruože. Skirtingom kryptim. Taip, čia ta idėja kažkaip tai jau pernai mums pakirbėjo, darant pernai metų trasas ir tikrai norėjau, atsiminiau pačiu laiku, išbandėme struktūriškai pasižiūrėti, ar mes galim tą dalyką padaryti, tikrai galima ir saugiai, ir vadinkim įdomiai, nors ten pačiam žiūrovui buvimas nelabai yra ten, kur iš tikrųjų žiūrėti. Bet kaip iš sportinės pusės ganėtinai įdomu, todėl, kad yra greičio ruožas vienas dalykas, kad yra ilgas. Pirmai dienai, kai mūsų yra bendras kilometražas didžiulis, pirmai dienai mes turime vadinamai kažkur suvalgyti tos kilometrus. Tai jeigu mes tada tik tai belieka startuoti iš pačio ryto žiūrovui atvažiuoti vėlgi pasidaro problema. Tai mes tą dalyką ieškodami tokios išeities, tai uždengiam pirmos dienos tą kilometrų didįjį bagažą su šituo greičio ruožu, kuris kartosis 2 kartus. Tai mes atkandam 36 kilometrus ir valio, man atrodo, kad jis turi pasiteisinti. Saugiai bus atskirta ta zona, manau, tas greičio ruožas savo struktūrą 2 kartus išlaikyti tikrai turi, kad ir tą didelį kiekį, tai principė mes manom, liuks, viskas turi pavykti. Tai trumpai čia viskas vyks 2-4 greičio ruože. Taip. Ir net sankryžą išplatinat būtent tam reikalui. Taip, tikrai taip. Iš praeitų metų atsimenu, kad ta sankryža šiaip jinai yra apaugus medžiais ir krūmais, tai stebėjimui gal neįtin patogi vieta, bet norint tokios konfiguracijos greičio ruožo, labai įdomus sprendimas. Ir vienas iš sportininkų dalyvausiantis skolina, sakė, šieno kūgius būtent tam. Būtent taip, arčiausiai besirandantis ūkininkas yra visų žinomas Petras Šiaučiūnas. Taip. Tai mielai sutiko pagelbėti, būtent kadangi specifika tokia, tos sankryžos susirašymo metu mes to retarderio sudėti taip, kaip jis stovės, teisingai negalime. Tai tiek žymėti, tiek kiek įmanoma pažymėti, kaip jie atrodys, pridėti, reiškia, ženklus ir schemą, kaip jie bus sudėti. O tada, kai užsidarys kelias, paprasčiausiai mes turėsime su Petro technikos pagalba atskirti tą kelią su kūgio eile ir su tvorų juosta ir tvoros dar izoliuotos specialią medžiagą, kad nebūtų netyčia neperskristų kažkokie akmenys į vieną ar į kitą, jeigu tai automobiliai vienu metu susitiktų. Nes dabar atskaičiuoti, kada tas automobilis spės apvažiuoti ir ar čia bus kitas, tai yra neįmanoma niekaip.
Labai teoriškai manoma, bet nuo daug faktorių priklauso. Daug faktorių labai priklauso. Gerai. Po praeitų metų iš bendruomenės ir dalyvių buvo gauta šiokių tokių pastabų dėl per aštrių dirbtinių tramplynų. Tai kiek suprantu, šiemet to bent jau kažkokią dalim bandot atsisakyti ir tą efektą švelninti. Taip, tą efektą bandome švelninti, jau vien struktūriškai nebus naudojami, dėl kurių labiausiai buvo, vadinkim, kabutėse verkta, ar tai išsakyta priekaištų, jų nebus, jie buvo, kaip tai pasakyti, jie buvo ganėtinai siauras, mažas tramplinas, ir kuris yra pagaminamas labai, patampa didžiuliu, jis neturi tos erdvės, vadinkim, ir automobiliai ganėtinai negražiai, tada greitį pasirinkti yra labai iš tikrųjų sunku, tas, kuris duotų geriausią efektą ir automobilis nekristų ant priekinės dalies, tai dabar jo nėra, mes darome tik tai pilame dvi vietas, galima sakyti, žalos tramplinė dvi vietos ir viena yra pirmo, trečio greičio ruožo finišė, ten, kur bus rekomenduojama žiūrovų zona. Tai manykim, jog šiemet jie bus tobuli. Ir dar viena vieta bus, kurios nepaminėjai, bet apie tai vėliau, ne? Tai gal einam trumpai apie greičio ruožus. Unikalių greičio ruožų mažiau negu pernai. Taip. Iš viso 10. Per 2 dienas bus 10 unikalių. Pirmąją dieną sportininkams reikės įveikti 5 greičio ruožus, paskutinis bus iškilmingas miestinis greičio ruožas, o būtent apie jau paminėtą 1-3, tai dabar ir pakalbėsim. Iškart po pietų, sakykime jau link darbo dienos pabaigos, 14:50 prasideda pirmasis greičio ruožas į pietus nuo Rokiškio, tai šiaip visai patogu tikriausiai atvažiuojant iš Vilniaus ar Kauno, ne? Kad nereikia pasiekti Rokiškio. Taip, galima tiesiai, turint ralio pasą, kurį galime įsigyti irgi nevažiuojant iki ralio centro, infocentro, turint įpirkus internetu arba šiaip fiziškai turint nusipirkus, galima neužvažinėti ir neatsispirti į tuos kamščius, kurie mieste apriboti su eismu tam tikra tvarka. Tai principė važiuoti siūlyčiau tikrai 1-3 finišą. Čia yra nuo Kupiškio kelio Rokiškis-Kupiškis, tai automatiškai saugiai palieka mašiną. Priėjimas yra tikrai netolimas apie gal 300 metrų. Į žiūrėjimo zoną jinai jau dabar paruošta. Iš abiejų pusių galima bus stebėti? Bus galima iš abiejų, bet tikrai siūlyčiau stebėti, žiūrint į prieš kanalą, stebėti kairiai pusė, nes jis yra ganėtinai aukšta vieta, dabar ten panaikinti krūmai ir švari pieva. Tai kaip žiūrėjimo, komfortas aš skaityčiau maks. Ir ten šiaip labai greita vieta ir tie tramplinai jau visai tokie šokami. Jie yra šokami, mes ten labai sąlyginai, tikrai neperlenkim lasdos, mes su vienu tuo žvyro vieną mašiną padidinam, nes tiesioji ganėtinai didelė ir ten jau tada automatiškai finišo tas vadinamas riba. Tai principė, bet mano manimu, nebandyta, bet principė, manau, turi veikti puikiai. Ir dar visai potenciali vieta šiame greičio ruože yra maždaug apie viduriuką, tai jau kelis kartus ten vykusi. Vyko, man atrodo, kažkuriais metais į priešingą pusę. Pernai į priešingą, o pirmą kartą vyko užpernai, tokia konfiguracija ir tas pats lygiai startas finišas tose pačiose vietose. Šiaip visai faina vieta, kiek pamenu, klaidų buvo nemažai toje vietoje, nes į nuokalnę ir to posūkio tokios špilkos kairės nesimato, tai ne vienas ekipažas buvo ten ir užklimpęs griovį ir šiaip pražiopsojęs tą posūkį, tai ir vietas sočiai stebėjimų. Taip. Tai kas anksčiau penktadienį pabaigs darbus, rekomenduojam būtent šias dvi vietas 1-3 greičio ruože. O dabar keliaujam į penktadienio Dakarą, apie jau minėtą greičio ruožą su ta sankryža. Ir Deja, bet patogios vietos ten nelabai mes randam, nebent eilinę sankryžą, kur ten vaizdų ne per daugiausiai. Yra viena vieta, kaip ir pernai. Kelmuks. Kelmuks ir tramplinas. Kelmukas jau biški pamažintas. Yra tos geltonas astras, sudėlės jau kelmukas. Tai sakyčiau, kad realiausia vieta, norint kažko išskirtinio,
Tiesa, reikia paminėti, kad ten, kaip ir pernai, yra kultūros, ne, Taip, aplinkui. kultūros ir reikėtų gerbti tiek ir mus, tiek ir savininkus tos kultūros. Bet kiek pamenu, praeitais metais vos tiem grūdiniam kultūrom pasibaigus yra krūmai, kurie nėra per daug tankus, tai visai ten pernai tai tos krūmus ir buvo sunaikinti, ir kiek ten mačiau iš video ir foto. Taip. visai ten nemažai žmonių talpino. Tai visai potenciali vieta, jeigu kažkas norės pakeisti po pirmo, trečio pamatytus tramplynus. O daugiau tai čia šitas greičio ruožas grinai skirtas sportininkam susups kilometrus, jo labiau, kad į rytinę greičio ruožo pusę tai reikėtų važiuoti dideliu ratu. Na ir ką, ir penktadienio finišoje, 5. greičio ruožas Seabed pavadinimu. Kaip ir pernai turim pakankamai nemažą žvyrinės dangos dalį. Taip. Greitą ir tada į asfaltą įlindus turėsim ir šieno kūgį, apie kurį, Taip. kaip ir pernai. Vienintelis yra skirtumas nuo pernai metų, ką mes jau sudarant saugos planą pabrėžėm per vėlai, neįspėjome, tai automatiškai, jeigu žiūrint nuo vandens tų telkinių, kur atvažiuojama yra apsisukti į tą kūgį, tai paskutinis dešinys posūkis jame nebus to kūgio, jis automatiškai gausi šiemet greitesnis negu pernai. Pernai stovėjo šieno kūgis, sukant į tvenkinius atvažiavusių nuo dvaro. Tai dabar mes gavome leidimą iš miesto valdžios čia nedėti, sutvarkysim tą vietą, tai automatiškai tai galima rėzinti. Taip, bus užsikabinimas ir automatiškai turi gautis. Aš atsimenu kažkuriais metais Galiorką, vien dėl to, kad tas asfaltas jau pasidarė slidus nuo užtaškyto žvyro. Šratinis principas tai veikia. Viena mašinos pusė buvo griovi, pračiuožė ant dugno ir toliau varai. Taip. Tai šiaip visai spūdingai. Ok, tai labai greitai prabėgom penktadienį, yra topinių vietų, bet visas veiksmas, kaip ir visada, antroji ralio dienoj. Parinkom kilometrų, dabar jau kovoti važiuojam. Yeah. Ir šeštadienis prasideda pakankamai anksti, 7:50. Turint tiek kilometrų reikia niekur nedingsti, reikia anksti pradėti, taip. O penktadienis baigėsi apie 8. Nu jo. Tarp 8-9. Simiegoti laiko turim. Ja. Dar nepaminėjom su pirmą dieną, truputį grįžkime atgal, ką mes turime kvalifikacijos traukimą. Teisingai. Jo, tai va turim kvalifikacijos traukimą, kas vėlgi nuo, teisingai atsimenu, tikrai teisingai, nes turbūt mūsų pačių organizuojant 300 ežerų ralį buvo 16 metais tas dalykas daroma. Dabar grįžo mintis, kad vėlgi mes, kad kažkuo būtume išskirtinesni, įvesti kažkokiu tai tokių pamastymų, taktikai, patiems sportininkam priimti kažkokį taktinį sprendimą, nes pirmas 10 važiuos pagal savo išsitrauktą kvalifikacijos starto vietą. Tai lietuviškos raliuose beveik nebūna, kaip minėjau, tai iš tikrųjų duoda įdomybės, vėlgi tokių taktinių sprendimų reikia pačiam sportininkui. Tai bylos kažkokį tai irgi, sakykime, strategijų, mąstymų daugiau lieps pagalvoti, kurią pasirinkti vietą, kokia bus danga, koks bus oras, bus lietus, nebus lietus, kas bus tas, kuris valo tą dangą ir taip toliau. Tai va, čia tokia naujovė. Tai kvalifikacijai vis tiek reikia važiuoti greitai. 20 dalyvauja, 10 renkasi, bet 10 vietos gali nelikti. Jo, tai vat, ką ir norėjau sakyti, turi būti greitas, kad galėtum pats pirmas rinktis. Laisvai, ir įprastai šitoje situacijoje pats pirmas pasirenka 7, 5, 6. Ne 1, ne 2 tikrai. Ne, ir ne 3. Kad kelias jau būtų apvalytas. Tai, o kas bus lėčiausias, tai jau lieka tikriausiai ta pirmoji vieta. Gerai, tai grįžtam prie šeštadienio. Šeštadienis prasideda 6. greičio ruožu, sparti reklama jo pavadinimas. Ir šitas greičio ruožas yra ypatingai gražus. Tai kalbėjom už kadro, kad jo pradžia yra visiškai nevažiuota. Taip. Į šitą pusę nevažiuota, į priešingai yra važiuota. Aplink tą ežeriuką, stovyklavietę, ypatingai graži vieta. Taip. Ten, sakyčiau, net nelietuviškai atrodo. Jo, ten iš tikrųjų, mano manimu, kas yra ralio turistas, kuris mėgsta taip turistauti, likti po penktadienio su, vadinkim, palapine, ar tai su kemperiu kažkokiu nakvoti, tai yra ten ir laužavietės, ir tikrai suoliukai, staliukai.
puikia vieta ryte pasižiūrėti vieną kartą šitą ir tada jau važiuoti į mūsų tą, sakykime, kitą išskirtinę vietą. Tai toks siūlymas, manau, jis tinkantis tam, nes kitu atveju beveik užsidaromas jis yra ta vieta. Aš dabar žiūriu orus prognozuojamus šeštadienį, tai šeštadienį kaip tik 26, tobulas oras turistavimui. Stebėjimui, taip. Ir išėję iš palapinės, užsiemat geriausias vietas toj vietoje, ne, šeštam greičio ruože ir būnat vipas stebėdami šeštąjį greičio ruožą. Nes vieta graži, iš tikrųjų, labai graži. Jo, ir antroji pusė, tradicinė vieta per Miliūnus, bet netradiciškai į kitą pusę. Taip. Kodėl buvo nuspręsta nedaryti to žymiojo tramplino? Žymiojo tramplino nedaryti todėl, kad yra kultūros. Vat norėjau apie tai ir sakyti. Tos, kurios, aišku, dabar pagal dabartinę, kokie orai buvo pradedant nuo birželio, turbūt jos gal net ir bus nukultos. Bet tada, kada mums reikėjo derinti tuos kelius, mes turėjome visas prisimti atsakomybės arba turėti garantiją, kad tai bus, daleiskim, atlyginta. Tai kadangi ten patys pamenat, kiek ten būdavo žmonių, apie atlyginimą, tai geriau pasirinkti tokį saugų planą B, daryti taip, kuris nepritrauks tikrai tų žiūrovų, nes nebus į tą pusę, ką žiūrėti, vadinkim, toje vietoje, kur tos yra kultūros. Taip. Tai va ta vieta, kuri minėjai, jinai yra žymiai gražesnė šiuo atveju. Ir dar trumpai apie šešto pradžią. Ten labai siaura ir techniška, ne, kiek pamenu. Taip. Tai šeštadienio atsibudimui pirmam greičio ruožui, labai stipru. Ten netgi reikia jau būti labai gerai atsibudus, iš tikrųjų ir susikaupus, ir kavos tikrai išgerus, nes ten, tokie reikalai rimti, užduodanti tokį rimtą tonusiuką. Taip. Tai ten yra rimta. Ir dabar tikriausiai staigiai nerasiu. Sprintas, nuo kurio greičio? Nuo 7. Tai galit būti laimingi, nevažiuodami šitą šeštą greičio ruožą, nes labai stipru. Tai va, tai šitam greičio ruožė mūsų rekomenduojama vieta pažymėta 5 numeriu, būtent ta stovyklavietė pradžioje greičio ruožo. Ar tas ežeriukas turi kažkokį pavadinimą? Vaidlėnų tvenkinys. Jo, Vaidlėnų tvenkinys, taip. Deja, bet ten užsidaryti reikia, ne? Šoninis privažiavimas kažkoks yra. Mažas toks keliukas. Jo, galima privažiuoti. Ok, judam prie 7-9 greičio ruožo. Naujovė. Ir naujovė su Vyšnaite. Taip, ant torto turim. Tai vat, kai kalbėjom apie tavo fantaziją kiekvienais metais, tai kaip būtent šovė mintis atrast karjerą, pro kurį driektųsi greičio ruožas ir dar tam karjerę padaryti 2 dirbtinius tramplinus. Panašiai kaip buvo Liepojoj VRC, ne? Jo, vat aš žiūrėjau Liepoje, tai labai panašus vaizdas, netgi buvo pas mus minčių galima panaudoti ir tikrai gavom leidimą naudoti visą tą konfiguraciją karjero, bet jinai yra labai žemai ir su Dievu, jeigu nebus iki galo susitaręs, jeigu būna liūtis, ten viskas sugrius ir visa ta mūsų pastangos, investicija eina šuniukui. Būtų Rokiškio offroadas. Taip, Rokiškio offroadas. Tai pasirinkom dabar planą B, pasižiūrėti, kaip mums pavyksta, ar iš tikrųjų yra patrauklų, gražu, žiūrima, kaip žmonėms patogu žiūrėti. Jeigu bus tas vadinamas atgalinis ryšys geras, kitiemet gal ir mes surizikuosim, nes mėgstame kažką tai tokio. Tikrai ten būtų dar unikaliau. Nors ir čia patarsiu, tikrai bandyti reikia važiuoti, žiūrėti. Man atrodo, kad bus tikrai turi būti gražu, patogu, privažiuoti patogu, saugu žiūrėti, matomumas yra nerealus, nematau blogų dalykų. Šiaip išskirtinė vieta vien dėl to, kad užlipus ant karjero viršaus, ant kalniuko, tu matai kaip žaislinės mašinėlės važinės po kojom. Netgi matai startą, jeigu ten pasirinkit aukščiausią vietą, matosi, kaip automobilis startuoja ir tai realiai aplink tave važiuoja, ne, į karjerą. Ir dar kitas dalykas, kad minėjai, kad ten nebus dulkių. Taip, bandysime tą dalyką padaryti. Ne tai bandysime, bet jau susitarėme, kad būtų palaistyta druskos tais mišiniais, nes tokioj dauboje, jeigu būtų stiprus pliusas, ką prognozuoja, ir nebūtų vėjo, tada labai būtų diskomfortinis dalykas mūsų skatinimas į vieną pusę, o gavimas yra atvirkštinis. Tai mes tą dalyką, kadangi čia nėra tokio didelio atstumo, tai bandysime tą dalyką laistyti druskos mišiniu, kad tas dulkėtumas labai sumažėtų. Tada skaitau, kad bus tikrai komfortas. Ok, tai ten turėsime vieną trampliną iškart leidžiantis nuo kalno. Ir kitą išvažiuoja. Staigus dešinys posūkis ir tada tokia greita atkarpa ir pabaigoje karjera.
Tas antras tramplinas toks visai triki gali būti, ne? Jis savotiškai įdomus, bet jo ten pasikonsultavo su kitais sportininkais ir pasižiūrėjus į tą vaizdą, iš tikrųjų jo kaip ir savaiminis atsiradimas lėmė. Kad čia dar turėtų būti, tada viskas yra liuks. Nušokė ir tada posūkėlis į pagrindinį kelią. Pagrindinį kelią, jo. Ok, tai 6 numeriu pažymėta vieta 7-9 greičio ruože, baterį per brūkšnelį Vijada greičio ruožas ir tada jau standartinė konfiguracija, ne, iki Vyžuonų kaimelio, ta špilka į dešinę ir nieko čia per daug naujo. Tai vat Vyžuonose nepažymėsim šitos vietos, bet jeigu kažkas dėl kažkokių priežasčių nespėsit į karjerą, tai puikia alternatyva pažiūrėti ir prie Vyžuonų tos sankryžėlės. Taip. Gerai, keliamės į 8 greičio ruožą, Švyturio nealkoholinis vardu pavadintas, 9:05 jo pradžia. Kodėl Bagdoniškio vadinamas greičio ruožas važiuojamas bus vieną kartą? Todėl, kad mes automatiškai, jeigu naviguojame tokią konfiguraciją su žiūrovų zonomis, nes jis važiuojant 2 kartus iš patirties, jeigu mes jau darėme, tada bandėme daryti tą trampliną, teisingai sutraukė daug to dėmesio ir daug žmonių, tada pritrūksta laiko fiziškai patekti į žalos trampliną. Tai čia jis yra dabar jungiamoji dalis kilometrų surinkimui tarptų dviejų, sakykime, žiūrovų zonų. Tai paprasčiausiai, nes po šito greičio ruožo automatiškai yra servizas. Tai vėl atsiranda tas, sakykime, laikas visiems pasiskirstyti savo reikalus ir tas vienas, taip ir buvo priimta iš tikrųjų toks sprendimas. Ir kiek pamenu, praeitais metais ne visas greičio ruožas, bet tam tikros atkarpos po 2 kartų užvažiavimų atrodydavo bjauriai. Jo, jis yra minkštokas. Ok, tai mes šitam greičio ruožę turim 7 numeriu pažymėtą vietą. Ne kartą jau vykus, man atrodo, ta špilka vadinama Vakarių kaime. Patogu privažiuoti, sočiai vietą stebėjimui. Ten ir aukų yra buvę. Primink. Čia, man atrodo, buvo su Žiukeliu. Ne apie tą vietą kalbam. Apie špilką Vakariuose. Ten, kur atvažiuoji, 4 kelių susikirtimas ir apsisuka į kitą kelią. Toks, žodžiu, kur tai visai potenciali vieta, bet mūsų manimu šio greičio ruožo geriausia vieta yra palei srovę važiuojant nuo Bagdoniškio, tas tramplinas per kairį posūkį. Taip. Ten labai patogu davažiuoti, priešingai iš pernai buvusio greičio ruožo dalies. Taip. Ir ten yra naujas kelias padarytas, kiek pamenu, tai viskas labai puikiai. Viskas labai gerai. Jonavos kaime, tai nenuvažiuokit nei į tą Jonavą. Tai jo, o apie incidentus kalbant, tai taip, tai tikriausiai garsiausias Mariaus Žiukelio tas epizodas, kuris galėjo pasibaigti ne taip ten ir gražiai, ne, bet kažkas išsaugojo. Vytauto Švedo šitas greičių ruožas pažymėtas stipriai. Ja, ir gazelka ne vieną nuvirtus ten. Taip. Tai visada ten būna labai daug žmonių. Šį kartą, kadangi greičio ruožas važiuojamas vieną kartą tik tai gal per daug ten žiūrovų ir nebus, bet labai tikiuosi, kad bus tas tradicinis ūkininko krautuvas, kurio kaušė bus sulipę kokių 10 žmonių. Ten yra lašų bendrovės. Ja, tai būtinai, nepraraskit entuziazmo ir atvarykit. Ok, judam į 10-13 greičio ruožą, apie kurį jau nieko tikriausiai kalbėti nereikia, tai Valvoline ir Guevara Punks Racing vardu pavadintas greičio ruožas. Vietų yra ne viena šitam greičio ruožą gera, bet įspūdingiausia yra 9 numeriu pažymėta vieta. Žalos ir Notkaus pasidalintas tramplinas, ne? Taip. Įdomu, ar šiemet kažkas nebandys to perspjauti, ne? Gal koks entuziastingas jaunuolis norės įsirašyti istoriją. Valio. Mes važiuodami tą greičio ruožą buvom steptelėję, kaip tik greideris ten dirbo ir turėjau klausimų, kaip jūs atmatuojat, kokio aštrumo tą trampliną daryti. Tai tavo kolega sakė, kad mes turim ten tokį soliuką. Matmuo.
Kai pasislėpė suoliukas, yra viskas pasiektas reikiamas aukštis. Ir dar turiu klausimą, ar kai sugrius ta pašiūrė klonas, tas vidiniai posūkio daly prie tramplino, ar ta istorija to greičio ruožo ir pasibaigs? Ne, manau tikrai ne. Tikrai ne. Mes nuo 2017 metais, kai įvyko tas top reikalas, mes esam pasakę, jo kiek metų bevyks Rokišky, jeigu šitas kelias aplamai bus, čia bus greičio ruožas. Jis jau turi savo dabar topinį pavadinimą, jau fanų tarpį pasakyti, bet kuriam mėgančiam yra žalos tramplinas, kokiam mieste randasi, kokiam ralėje. Tai visi galėtų net užmerktom akim nuvažiuoti iki jo. Tikrai taip. Tai gerai, tai 10 greičio ruožas prasideda 15 minučių po pirmos, tada trumpa pertraukėlė kuro užpilimui ir lygiai 15 val. Guevara Punks Racing 13 greičio ruožas bus važiuojamas antrą kartą. Ok, tai ką mums reikia paminėti žiūrovam, norintiem atvykti tą lokaciją, sąmoningumo ir iš anksto iš tikrųjų, nes kamščiai, kaip žinome, nebuvo to ne vienų metų, kad ten nebūtų to kamščio, tai kad nesinervuoti, nepykti ant tos situacijos ir vieni kitų nenervuoti, tai principė, aš manau, pasižiūrėję, rekomenduojama tą karjerą tos tramplinus. Mes todėl ir parinkom tą, kaip ir minėjau, tą tokį laiką, kad labai transformuotis į kitą vietą yra patogu, laikė, pilnai užtenka ir labai gerai praleista diena gaunasi. O siekiant išvengti kamščių atvykstant į tą vietą, tai reikėtų pasakyti, kad susiplanuokit savo šeštadienį taip, kad nuvažiuojat į žalos trampliną ir ten būnat. Nes kamščius sudaro tie, kurie priešinės judėjimas. Kažkodėl apsigalvojo, o blemba, man reikia išvažiuoti ir tada šimtams žmonių sugadina reikalus. Tai jeigu jau nusprendėt, tai atvažiuokit valandą bent jau kokią prieš, įsikurkit ir stebėkit įspūdingą reginį. Ok, 11 greičio ruožas, važiuojamas iš dalies vieną kartą, nusisuka šalia Aleksandravėlės į kitą pusę, prasidedantis net nuo Samanio. Tai čia jau Zarasų rajonas, ne? Taip, Samanį visada būdavo po žalos sekantis jungiamasis. Samanį būdavo dabar, kad sugalvojom tą pabaigą tokią, paįvairinti. O ta atkarpėlė link pabaigos tai tokia stipri? Jinai stipri, jinai labai greita, turinti, jinai gesinimus du, jeigu neklystu, turinti, bet, sakykime, kaip čia pavadinti, visiems suprantamai su drąsa ta geležėlė, ten laikant, tai yra ten wow. Aišku, ir labai gražu, bet yra ten labai greit. Ten beveik Suomija. Taip, ten labai greit. Tai tiek 11, tiek 14 greičio ruožas neturi per daug vietų stebėjimui patogiam su patogiu privažiavimu, tai mūsų rekomendacija būtų rinktis 10 numerių pažymėtą vietą, į kurią labai patogu atvykti nuo Aleksandravėlės, nusileidžiat nuo kalno. Ir ten yra tokia kalva, konkrečiai kalbant, 11 greičio ruožo vidiniai tos špilkos daly, kokie 200 metrų įspūdingo dydžio kalnas, tai vat nuo to bus tas pats efektas kaip karjere. Taip, visiškai taip. Labai superinė vieta ir ką, mes jau miestiniam greičio ruožė, ne? Šeštadienis į pabaigą, Rokiškio Grand vardu pavadintas greičio ruožas, važiuojamas antrą kartą miestinis greičio ruožas, nebuvo dar, man atrodo. 2 kartai nebuvo. Nebuvo dar. Tai taip sugalvota todėl, kad išlaikyti ralio žiūrovą iki pat pabaigos, ne? Taip, todėl ir stengiamės, norėjom truputį dėl tam tikrų aplinkybių trumpinti jį, palikti grinai tik tai tą asfaltą, bet tada jis pasidaro ten 2 kilometrų, tik tai principė žiūrovas visą laiką grįž stebėti, jeigu jis žinos, jog jo ten kažkoks tai palaikomas ekipažas pralošinėja ar tai laimi 2 sekundės. Ta pati pavyzdį senais laikais turėjome, kaip 300 žiūrų ralėje Saloje sulaukėme Švedo ir Lipeikio su 1,4 sekundės skirtumu. Tai vyrė, tikrai visiems ten vyrė. Ir tada, kiek pamenu, Vytas laimėjo. Tos Saulės legendinės buvo šalia scenos. Užvyrino tas reikalas tikrai, tai vat su ta mintim, kad jeigu kažkam reikėtų, tai čia yra 5,1 km, yra tikrai kur sugaudytas 2 ar 3 sekundės. Arba kažkam iš to jauduliuko padaryti klaidą. Taigi vėl, tai yra paskutinis toks su ta mintim ir yra, o po to, kad galėtų pabūti visi pasidžiaugti tiek ir koncertų, tiek ir apdovanojimais, fejerverkais ir taip toliau. Jo, o galit pamanyti, kad tradiciškai Power Stage'as bus paskutinis ralio greičio ruožas, bet ne, Power Stage'as bus
13. Taip, žalos antras Guevara kartas, Punks Racing. kuris dar daugiau pakaitintų tą, O, taip. taip, įtampėlę. Na ką, tai rally finišane. Viso ralio mes turėsim 142,5 km su įspūdingais 480 beveik 3 km bendro kilometražo. Tai nepyksti, kai vadina tavo ralį lietuvišku Dakaru? Ne, nepyksiu nei kiek. Aš žiūriu per kitą prizmę, žiūriu visą laiką, kad imkim paprastą dalyką pas mus, dabar imkim, kad yra tie kažkokie Suomio ekipažas atvažiuoja. Atvažiuoja tie, kurie nori rinkti kilometrus, atvažiuoja, kad pamatyti kitas dangas, kitą reljefą. Na ir jeigu mes ten startuosim su to 100 km, o jeigu nedaug dievė mes turėsime nuimti vieną arba pusantro to greičio ruožo ir prarasti 15 km, tai tada tas atvažiavęs, jis grinai nusivėlė. Čia mes turime visais force majorais, turime tikrai atsargą. Nedaug dievė, kažkas atsitiktų, kažkas tai nutiktų ir mes turėtume kažkokį vieną atsisakyti, ar dėl žiūrovų nesaugumo, bet manau to nebus. Principė mes turime tikrai tą pilnavertišką renginį, tai jeigu atvažiavo, tai reikia pasidžiaugti, todėl ir mūsų ta struktūra su koncertais, su kultūrinė dalim, 2 dienos, daug kilometrų, truputį anksčiau atsikelti šeštadienį, vienintelis dalykas. 3 dienų dar formato nebandėm padaryti. Gal kitiemet. Gerai, tai mes iš viso turim 98 dalyvius, čia su nuliniais ekipažais. Įspūdingas skaičius. Šiaip, sakykime, standartinis sąstatas, ne, iš dalyvių pusės. Principė taip. Neturėsim Vaidoto žalos, taip. Bet turėsim labai aršią kovą tarp pirmo penketo. Dabar taip, jau lietuviškas pasidarė labai ten. Giedrius Notkus, Vladas Jurkevičius, Rokas Steponavičius, Nedas Radišauskas. Jo. Firentas. Va, ir Buividukai. Buividai. Taip, va šešetukas yra tikrai stiprus, kur dabar prognozuoti, kuo baigsis, va tas šešetukas tikrai negalima. Nes pasižiūrint dabar rezultatus, jie taip kaitaliojasi dėl nesuprantamų dalykų, taip iššauna labai vieni, po to kiti kažkaip netikėtai. Tai tas dalykas, kaip ir pašnekamės, dabar ne ant tiek ima tas toks verksmas, kad kaip net važiuoja svečių, kaip maža tų dalykų. Labai gražus šių metų čempionatas. Šių metų aš kosmosas, nežinau ar tai bet čia ir kuo prieisimės, bet kosmosas. Ne tik bendroji toj įskaitoj dėl aukščiausių pozicijų, visose, bet ir klasėse. Kas BMW kapė ten vyksta. Ten įspūdingiau iš tikrųjų. Dar įspūdingiau negu tie ralio vilkai su erkiam. Tai jaunimas, Buteikis, Bučinskas ir Kutska, tai ten išdarinėja kosminius reikalus. Jeigu stebėjai praeitą etapą, tai wow. Ok, turėsim sprinto čempionato etapą taip pat. Čia tikriausiai pirmojų smuikų gros Benas Šimkus, kaip visada, su Mitsubiševo. Taip, ir 23 iš viso sprinto dalyviai. Ir ką mes turim dar paminėti? Renginys mokamas, kaip visą laiką? Renginys mokamas, todėl kad jis ir didžiulis, ir su daug kultūrinių dalykų. Tai čia niekur nedingsi be to dalyko, bet šiaip tai turim paminėti. Svarbiausias dalykas yra saugumas ir supratingumas, kaip reikia žiūrėti. Bet tą dalyką su kiekvieni metai, su kiekvienų metų mūsų renginiu stebiu ir džiaugiuosi iš tikrųjų. Nes žiūrėjimo kultūra tikrai jinai auga. Jinai nestovi vietoje, kaip ir auga bendras ralio disciplinos lygis ir techninis, ir pačių vairuotojų, ta prasme, gebėjimas ir tikrai užsigalandė visi labai stipriai taip vadiname, tai principė žiūrovų ir labai džiugu. Nėra kažkokių tokių kaip anksčiau, tokių labai nenumatytų aplinkybių, kodėl jis ten atsirado. Kaip traktorius išvažiuoja į trasą. Daug yra įvykių visų. Ok, apie kultūrinę dalį šiek tiek užsiminiai, tai turėsim 2 koncertus, penktadienį ir šeštadienį. Penktadienį turėsime Augustis koncertą ir šeštadienį turėsime 8 kambarys. Nice. Taip. Kurį dovanoja renginio partneris. Taip, SB Leasingas dovanoja. Puikiai. Penktadienį dovanoja Grantas. Tai va kompanija, tai kaip ir visada, vasaros vidury visi keliai veda į Rokiškį, į įspūdingą renginį. Tikiu, kad šiemet jis bus dar įspūdingesnis, nebežinau, ką tu sugalvosi kitiemet, bet tikiu, kad turi dar kažkokį kozerį.
Tai ką, susimatom 26-27 dienomis. Oficialiai ralis prasideda 25, bet ten daugiau sportinė dalis, administracinės ir techninės komisijos. Ok, tai ko norėtum palinkėti savo ir savo komandai? Gero oro, racionalių sprendimų priimant kažkokius sprendimus, mąstymo racionalaus priimant sprendimus ir principė nežinau, žiūrovam vaizdų, kaifo, ne stogų vadinamų, bet šiaip gero renginio, kuris yra, sakykime, mums atrodo, kad viskas bus gerai. Mes tu tikim. Ar ant žalos tramplino bus sraigtasparnis? Taip, tikrai taip. Puiku. Rekomenduoju. Taip, išbandykit. Tikrai vieną kartą pamatyti iš paukščio skrydžio, tą sportinį automobiliuką yra nice. Ja. Tai ką, paleidžiam tave ir jau šiandien pajudai į Rokiškę. Taip, vakare vėlai susidedu daiktelius ir važiuojame, rytoj jau laukia daug darbų. Nes ralis be direktoriaus neįsigyvendins. Gerai, Gerai, tai norim palinkėti gerą renginį ir pasimatysim.